važiuojat, vaikučiai? Ispanija. Andutė, kur tu važiuoji? Važiuoju į miestą. Į miestą? Į miestą? Ką ten veiksi? Suoksime ludidindų ir visgantam dėsim pinigų ir dar valysim ledų ir pizzas. Atvažiavome. Einame apžiūrėti va svetainę, paveikslas gražus, sofa, stalas. Kokinukiai. O, kokia terasa mūsų. Aišku, visa plyta labai smarkiai lyja, labai. Bet tai čia kaip fainai. Kaip čia fainai, kai nelis. Taip, tada žiūrim toliau. Televizorius, virtuvė, stalas. Tada einam čia pažiūrėti. Jegoras. Miegamasis. Lova didelė, stalas darbo. O, gerai. Staliukas, dar vienas tualetas. Ir čia tualetas. Labai gerai. Ir toliau einam pasižiūrėti dar kitoj pusėje. Dar vienas tualetas. Ir čia dar vienas kambarys su 2-aukšte lova. Reikės turbūt čiužinius nusimsim ant žemės. Pažiūrim dar, kas pro langą matosi. O, vau. Mes čia kažkokiam centriukė turbūt, va kažkoks bokštelis, vėliau išsiaiškinsim, kas čia papasakosiu. O, ant stalo turim pasitiko mus gerybės. Pirma vieta, kur pasitiko sausainiukai, makaronai, alyvuogių aliejus, kažkokie siuzina. Čia, man atrodo, slyvos, jeigu neklystu. Uogienė turbūt. Tada vynas dar. Ką, Andutė? Numauti, gerai. Labas rytas. Važiuoju kavytę. O, kaip skaniai atsigeriai. Ir tu kanukai? Dar. Man nepatiko dar. Medžių kavytės dar? Laikyk. Tu paimti. Atvažiavom vakar apie 12 dienos ir taip labai smarkiai lijo, kad tik kitą dieną vakare, va dabar išlindom, saulytė truputį išlindo ir labai atšalo. Prieš 3 dienas dar maudėmės jūroje, dabar jau vaikus aprengiam su striukėmis, patys viską susirengėm, ką turim, bet jau galim pagaliau išlysti, pasivaikščioti, apžiūrėti miestą. Ką čia radai? Saudą radau. Kaip pasisekė? Gera. Va čia einam pagrindinę centriuko gatvę. Tai daug restoranų, parduotuvių, kavinukių visokių. Šiame miestelėje Porto Recanati gyvena 12 000 gyventojų, tai nėra labai didelis miestelis, bet, pavyzdžiui, per praeitus metus turistų buvo 85 000, tai čia, kai geras oras, tai čia būna irgi pilna, visur turbūt visos kavinės užimtos ir mašinų nėra kur statyti. Matom karuselę, tai reikia eit pažiūrėti. Va, ir ten priekį matosi, kokie gražūs namukai. Daug čia tokių langai labai išskirtiniai. Ir fontanas. Jau raitojasi rankovės, reikės išbandyti. Miestelis
turi savo žavesį, užtenka pakelti akis į namų langus ir langinės. Jos visos yra nudažytos įvairiomis spalvomis. Žalia, mėlyna, raudona, geltona. Ir tai tokį gražų akcentą suteikia, atrodo, kad vaikštai atvirutėje. O tetukai, ką tu pastebėjai šiame miestelėje? Aš pastebėjau daug dželaterijų. Daug. Va, auga apelsinai žali, dabar dar ne sezonas, nes ir parduotuviai tokie kaip pas mus, nieko gero. Tai va, į Šuošvę tikiuosi, kad mūsų mandarinas kažkur va toks bus, kai jau grįšime, tai va, kažkur tokio dydžio ir su tiek mandarinų. Tai tikiuosi jau ten progresas yra ir reabilitacija vyksta sėkmingai. Priėjome promenadą, matome belio kokios ten bangos, toj pažiūrėsim iš arčiau. Dabar neįsim, nes pavojinga ant dutukai. Va čia valdžia sėdi. Kur Andulis? Andulė. Ava. Naktiniai pasižaidimukai tarp broliukų ir namėgelio. Valio, šiandien nelyja ir giedra, bet vėjas belenkoks 28 metrai per sekundę. O dabar einame picukės. Labai smagi močiutėlė mūsų aptarnauja. Užėjom dar ledų vaikučiams. Man labiausiai patinka basyti. Šokoladiniai, taip? Pirmą kartą buvo Nutella ledų. Ir kiek esam ragavę veganiškų ir visiškai Nutellos skonis ir dar sakė be cukraus. Kita dabar. O, moki akytės užmerkt. Kita. O. Neužteko mums dar ledų ir picos. Kanukas vėl nori picos, o mes dar krosano. Vaikučiams piculė. Jau kavytę tetuko išgėrė, tai imsim kitą. Ką čia geri? Kavytė. Miežių kavytė? Patinka? Šiaip lauke yra plus 16, bet vaikai su kepurėm, nes vėjas 30 km per valandą. Tai stiprus vėjas ir tikrai dėl jo šalta, bet kai ant saulės, tai karštoka visai. Truputį vėjas apmažėjo, tai galima ateiti va prie jūros, kokia yra didelė čiuožykla, vaikų aikštelė. Dar čiuoši? Oi, visų buvo. Bet dar nori? Oi. Neina vaikų nuvyti nuo jūros. Jau norime eiti namo ir niekaip neina įkalbėti. Inkaras prie jūros kaip priklauso. Labas rytas.
Įsivaizduojat, vėjo nesimato. Nu gal truputį, vat, medžiai nejuda, vėliava truputį juda. Zuiki, tu su pižama, einam dar šalta, dar kokie tik tais 10 laipsnių. O vandutis jau pusryčiauja, labai skaniai. O kanukis puzlę dėlioja, net iš pižamos dar neišlindo. Tu pagauk, aš jau tu vietą. Paragaut? Vaikučiai, čia jūsų namukas, vaikučiai. Andai, aš tiesiog sakiau ir žiūrėk, kad čia aš nenuklistų. Gerai? Žiūrėsiu, kad aš nenuklistų. Savo mano jangelis, va ten jangelis. Šiandien yra šeštadienis, nelyja, šviečia saulytė, truputį dar vėsų yra. Dabar 8 laipsniai tik tais, bet dar tik rytas 9:30, po to bus šilčiau. Einam dabar kur nors atsisėsim krosano, kavytės, orzo. Писюли, kavytė. Gerai, duok jau. Gelas. Dabar tau. Dabar man. Dabar tau. Bet mes tik kavytę tik Italijoje geriam. Namie irgi galėtume, bet negeriam. Pas mus nėra, niekur Lietuvoje neradom vietos, kur būtų orzo miežių kava. Pas jos čia. Cikorijos būna, bet Ir tai miežių. retai. Ir faina, kad daug kas sau gali leisti, nes nedaug kainuoja ir pas mus tai tikrai nerasi už €8, nes vien pienas kainuoja dažnai papildomai 80 centų. Kur Vero kafe, tu surasi normalią kažkokią kavą su pienu už €80. Ne šiaip pienu, su Jo. Pas avižų mus dar pienu. ekstra reikia ten 8 centų dažnai būna. Tai pagal kainas tikrai matome, kad, žinokit, tikrai Italijai, kur va čia dabar buvom, tikrai pigiau. Visiškai paprasti žmonės ateina čia. Pas mus močiutėlė iš Lazdynų tikrai neina į Vero kafe ryte tiesiog išgerti savo kavytės. Yra krosano? Norėsi krosano? Labai įdomu, kad šitose kavinukėse, kur yra kava, kruasanai ir panašiai, kur visi čia dažnai ateina, nors pas jos yra viskas, nesumeluosiu, trigubai pigiau ir kruasanai, ir kava, ir skaniau man, bet pas jos nėra kur palikti, pavyzdžiui, arbatpinigių šitiem padavėjom ir panašiai, nors pas mus netgi Vero kafe stovi tos vietos, kur arbatus palikti, o pas jos taip nėra. Tai vat labai įdomu, kad nėra tos kultūros. Gal jums taip ant stalo palieka? Laukiau saulėtos dienos, kad galėčiau pagaliau papasakoti apie mūsų tą pilį, kuri matosi iš terasos. Tai va, pagaliau tokia diena. Tai ši pilis yra tikra šio miestelio žvaigždė. Jinai buvo pastatyta viduramžiais, kad apsigintų nuo priešų iš jūros. O šiais laikais pilis yra naudojama visokiems renginiams, koncertams, mugėms, nes turi didelį gražų kiemą, tai dabar jinai saugo ne miestą, o saugo miesto kultūrą. Va čia matosi tas bokštas, pilis ir apsisuku vienoje vietoje ir jūra čia. Įdomu tai, kad šita pilis iš tikro buvo pastatyta prie pat jūros, bet laikui bėgant užpustė smėlis, jūra šiek tiek atsitraukė ir dabar jinai yra kaip ir miesto centre. Praėjo valandėlę, truputį pasmaguriavom ir atėjom dabar, pirmą nuėjom namo nusirengti viską, ką apsirengėm, nes karšto pasidarė, dabar jau kai kurie ir su maikėm vaikšto, bet vėjukas biškiai yra, bet jau kokių 16 laipsnių.
Tai va, vaikai truputį pasižais, pasičiažinės už manęs ir galėsim gal ir promenadą praeiti, nes nėra tokio vėjo, tai va ir žmonių iš karto daugiau išlindo. Pagaliau bangos netokios didelės, galima ateiti ramiau pamėtyti. Ir karšta visai jau. Čia kaip kiaušinukas. Taip. Šitas labai gražus geltonas. Labai gražus. Pažiūrėk, geltonas. Pagaliau galim praeiti promenadą, nebėra vėjo, karšta. Kanukas prisidėjo į liemenę akmenukų, tai neatiduoda. Nors realiai su maikėm galima vaikščioti. Istoriškai šitas miestelis buvo žvejų kaimelis ir šiti nameliai prie jūros, todėl jie ir yra spalvoti, kad žvejai matytų iš toli, kuris yra jų namelis. Ir dažnai jie būdavo paprasti, va tokie 1-2 aukštų, tik tais spalvotos langinės, kad jie iš toli matytų ir pats namelis spalvotas, tai taip galėdavo atskirti. Ir dar dabar galima pamatyti ryte grįžtančius žvejus su šviežia žuvimi, grįžtančius laivelius. Tai labai fainai jaukiai atrodo šitą promenadą, tokia išskirtinė spalvota. Viena gražesnių šį promenadą. Netgi Pezarote, nors skaitosi ilgiausia ta promenada, kaip skaitėme, bet šita labai jauki, labai fainai, kad iš vienos pusės yra namukai, iš kitos restoranų į jūrą. Tai toks nėra su ko palyginti, bet kaip ir mes su Ieva kalbam, visą laiką nori kažkokias lentynėlės sudėlioti italų miestus, kas su ko panašus, bet dauguma iš viso į nieką nepanašus. Kiekvienas miestelis yra kaip atskira istorija. Kaip gražiai prie namuko kaktusiukai. Besius. Negaliu taip greitai judėti. Besius. Jau parenka besius. Negaliu taip greitai judėti. Nejudėk. Buvom balkonė, išgirdome bum, išėjom ir čia vaikinukas pabučiavo močiutėlę iš šoniuką ir vat atsitiko avarija, bet jie ramiai taip, ne italianiškai, nebuvo kažkokių pykčių, tiesiog bum. Neblogai tą šoną įvarė visai. Nu jo. Užeisim į dar vieną pagrindinę šio miestelio vietą, tai San Giovanni Battista bažnyčia, kuri yra įdomu, kad pastatyta aštuonkampio formos, kai tuo tarpu dauguma bažnyčių yra kryžiaus formos. Ir dar vienas įdomumas, kad 2016 metais per vykusį drebėjimą jinai vos nesugriuvo ir užtruko net 5 metus ją atstatyti ir pataisyti, tai buvo tikra šventė per atidarymą. Pagaliau galime pasimėgauti terasą, nėra vėjuko, visai šilta. Nors jau vakaras visai. Aha. Laikrodis rodo mums 15:06, matot, prieš mus net laikrodis toks, nematot. Va, kaip mūsų gražiai atrodo namukas, kur gyvenam, o šitą terasą, mūsų didelė viso aukšto terasą. Einam, užeisim ir į pilį mūsų. Didelis kiemas, pilna kėdžių, tai čia tikrai vyksta visokie renginiai, koncertai, festivaliai.
Va, iš vien tik scena ir kėdės, nieko daugiau ir nėra. Čia dar kažkokia bažnytėlė turėtų būti. Va, dar šis miestelis garsėja, kad vakare išlenda paukščiai ir jie visur skraido ir labai toks įdomus jų giedojimas. Gal kada pavyks pagauti, kaip jie. Gyveno vėžlys. Vėžlys norėjo nueiti prie jūros. Bet jis labai ėjo lėtai, tada nusipirko mašiną ir važiavo sau. O pakeliui jam susprogo padanga, tada pataisė ir vėl važiavo. Tada vėl susprogo ir vėl pataisė. O tada jau įsikrovė mašina ir nežinojo, ką daryti. Tada atvažiavo motoroleris ir nuvažiavo prie jūros. Ir viskas pabaiga. Šiandien paskutinė diena Puerto Recanati, rytoj jau grįšime vėl į Pezaro ir ten atvažiuos mūsų draugai. Šiandien labai graži diena, nėra beveik vėjuko, bangų beveik nėra, tai va, esame prie jūros, vaikai renka akmenukus. Turi pamaišelį, kanukas jau 3 maišelius akmenukų prisikrovė, labai čia visi gražus, labai patinka vaikučiams. Labas, aš ne tokį nugludintą stipriai. Nu va, pakuojamės, vaikai užkandžiauja dar prieš kelionę, kuri truks valandą. Pasitiksim savo draugus naujam bute. Labas. Labas! Labas, Adelė, labas Justai, labas Nelinga, labas Gintalė. Tai pasitiksim. Jo, seną gerą Pezarą. So take a good. Hey! Hey! Žalia bada, hey! Hey!